Labas. Šiandien mes parodysim, kaip išsigenėti seną obelį. Sveiki. Labas, Leonardai. Labą dieną. Tai mums padės arboristas Leonardas Mekionis iš Akademijos arboristų. Ir dabar mes parodysim visą eigą nuo pasiruošimo iki to, kaip genėsim ir paaiškinsim, kodėl mes darom taip arba kitaip. Tai aš tikiuosi, kad šitas video jums bus vertingas ir jūs patys išmoksite arba bent jau tikrai daugiau sužinosit, negu kad žinojot prieš tai. Tai pradedam. Tai papasakok, nuo ko mes pradedam? Tai čia turim situaciją, kad reiškia 6 arų sklypas, didelė obelis. Norim truputėlį sumažinti visą obels tūrį, žodžiu, truputėlį ją sutrumpinti, kad būtų lengviau pasiekti vaisius. Pagrindinis dalykas, ką bandysim pasiekti, tai išretinti šakas, kad visos viduje esančios šakos gautų saulės šviesos, pasidarytų didesni obuoliai. Šitų metų derlius jau būtų didesni, geresni obuoliai. Ir sumažinsim porą metrų, ją pritempsim į apačią, kad norim šitam sode turėti keletą daugiau medžių, tai jeigu 6 arų sode paliksim nieko negenėję, tai tada mums tik tai ten visam sode ir tilps 5 medžiai ir vietos visai neturėsim. Tai dabar pagrindinis dalykas tai mums yra saugumas, tai dabar eisim apsirengsim, užsidėsim apraišus ir einam genėti. Gerai. Nu, tai atėjus prie didesnio medžio būtinai reikalingos kopėčios, kad pasiekt bent pirmąją šaką, po to galėjau tenais lipti. Dabar mes čia susirinkom dėl obels genėjimo, bet visų pirma reikėtų pasirūpinti savo saugumu. Tai darant. Tai reiškia, privaloma būtų turėti šalmą, akis, kad pjaunant šakas skiedros nepatektų į akis, pirštinės, apraišai, kad užlipęs į medį galėtum prisirišti ir paslydus ar nulūžus kuriai nors šakai, tu vis tiek liktum kaboti. Sekantis dalykas - batai, tai kuom batai ypatingi ar šiek tiek, tai turėtų būti kietas padas. Žodžiu, kad jeigu įkiši į tarpušakį kažkokią koją įdėsi, kad jisai tau būtų, kad kietai stovėtų. Tai va, tai tiek. Bandom genėti gal. Na štai, Leonardai, tai darbas yra pabaigtas. Ką, po ko tu darei ir kodėl parinkai tam tikrus veiksmus? Tai nuo ko pradėjai? Ar nuo apačios važiuojam į viršų, ar nuo viršaus į apačią? Paprastai važiuojam visada nuo viršaus į apačią, kad jeigu atsitiktų, jeigu mes susitvarkytumėm apačią, po to tvarkydami viršų nupjautumėm kokią nors storesnę šaką, mestumėm žemyn ir nulaužtumėm tą vienintelį likusią šaką apačioj, tai galim turėti labai didelę bėdą. Ir užtruks vėl daug metų, kol mes pasiauginsim kitą šaką toj norimo vietoj. Užtat mes pradedam dirbti nuo viršaus, metam šakas į apačią per daug nesirūpindami, ar tenais kas ten atsitiks, nes tai užimtų vėl žymiai daugiau laiko, valandų. Ir po to po truputėlį einam žemyn. Jeigu kažkurią šaką, sakykime, netyčia mes nulaužtumėm apačioj, tai paliktumėm kitą. Pradedam nuo viršūnės. Tai kaip mums žinoti, ką apskritai daryti su viršūnė? Ar tikrai galima ją nurėžti, kaip žeminti, ar reikia kažkokį viršūnę vieną palikti? Medžiai paprastai medis nori turėti viršūnę. Tai mes kaip ir žiūrint, ką čia turėjau omeny tą viršūnės nuėmimą. O dabar daleiskim ant šito medžio, kur dabar aš dirbau tik, tai aš kaip ir matau galima sakyti, 3 atskirus medžius. Ir aš visų 3 viršūnės nužeminau.
Bet aš, ta prasme, visų tų 3 pusių arba visų 3 storiausių šakų viršūnės nužemino maždaug kaip 1,5 metro. Nes mano mintis, kad šitas sodas yra nedidukas ir mums jį reikia sužeminti. Tai čia yra truputį skirtingi 2 dalykai. Kai kartais sako, nupjovė viršūnės, tai turime omeny, kad nupjauta stora medžio dalis. Tai čia va tokių dalykų, čia vadinamas tas toppingas. Tai tokių dalykų daryti negalima. O čia va ant šito medžio, kur mes čia pjaustam tas viršūnės, tai čia realiai čia jis yra sužemintas. Čia negali taip sakyti, kad čia mes apkjom ir nupjovėm 3 viršūnės. Supratau. Dabar medis atrodo žymiai lengvesnis, toks oras tiesiog praeina kvėpuojant. Kaip tu pasirinkai, kurias šakas šalinti, o kurias palikti? Tai yra bendros taisyklės tokios, kaip kad pavyzdžiui išpjaunam visas sausas šakas, išpjaunam visas besikryžiuojančias šakas, išpjaunam visas šakas, kurios eina į išorę, paskiau kažkurio tai metu apsisuka, grįžta atgal link kamieno, išpjaunam visas šitas šakas ir paprastai labai dažnai daugiau gali nieko beveik ir nepjauti, kaip ir viskas tvarkoja. Kartais vat ant šito būtent medžio šito neužteko, kadangi buvo ypatingai tankus, tai čia dar paprasčiausiai, kaip pasakyti, žiūrėjimo būdu, žodžiu, kad jas truputėlį išretinti ir viskas. Tai reiškia, 2 palikai, 3 nupjovė į tą pačią pusę žiūrinčias. Po to į kitą pusę žiūrinčias 2 palikai, 1 nupjovė. Arba 1 palikai, 1 nupjovė. Žodžiu, kad atrodytų medis, kad netoks tankus, kad pro jį ir vėjas prapūstų, nes tas tankumas ir vėjo neprapūtimas, jisai tas ligas skatina. O dabar mes dar genėdami nurinkom visus supūvusius obuolius. Tų mumijų nebepalikom. O tas būtent tas užsitankinimas, užsipavėsinimas, jisai būtent skatina tos mumijas formuotis. Tai dabar tikiuosi, manau, kad sekančiais metais mes tų mumijų čia praktiškai turbūt gali neturėsim. O jeigu vieną kitą turėsim, tai mes tada darbo būdu jas nuimsim. Kitas klausimas, mes jau nusprendėm nupjauti tokią storesnę šaką. Kaip tai tinkamai padaryti? Pjaunant šaką mums reikėtų, jeigu imant kvadratiniais centimetrais, kad žaizda būtų kuo mažesnė. Negerai būtų, jeigu būtų per didelė palikta šaka, bet jeigu per maža, tai dar blogiau. Tai jeigu jau tiksliai nežinai, tai tada gali palikti tokį nediduką kambliuką, negu kad įpjauti sekančią šaką. Kaip nupjauti šaką, tai mes mokinome ir kitam mūsų video galite pasižiūrėti, ten aiškiai parodėm pavyzdžius, kaip yra teisingas ir koks yra neteisingas būdas. Parodėme tada aišku ant mažesnės šakelės, bet principas yra toks pat. Taip. Ir aš mačiau, kad tu naudoji dar kitą dalyką, kad ypač tą storą šaką tu nusipjovai šiek tiek tolėliau, kad būtų patogu ir tik tai tada nupjovai ją prie tos šakos pradžios, ar ne? Pjaunant storesnę šaką reikėtų 3 pjūvius daryti. Vieną pjūvį iš apačios užsipjovė, truputėlį toliau, kokį daleiskim per 2 sprindžius nuo tos vietos, kur reikia nupjauti šaką. Per 2 sprindžius užsipjovė iš apačios, tada truputį toliau ją nupjovė pilnai. Ir tada, kai lieka sprindžių ir 2 sprindžių kamblys, tada jau jį nupjovė tinkamui vietoj. Kadangi jeigu pjausi iš karto toj vietoj, kur tau reikia, ir šaka bus ganėtinai stora, tai tada tu jos nespėsi nupjauti. Kai liks iki 1,5 cm arba centimetras, jinai gali išlūžti ir išplėšti, padaryti didelę žaizdą. Tai mes labai nenorim tų didelių žaizdų. O kas čia buvo daryta? Čia matosi, kad prieš kokį 10 ar 15 metų buvo nupjauta pusė šito medžio. Tai ir šitas mūsų medis sureagavo gerai. Reiškia, šitokios žaizdos jos kaip čia gali pasakyti ir taip. Žodžiu, realiai tai šita mediena nesugis. Tokia mediena negali sugyti. Nes čia yra augalas, čia yra ne gyvūnas ir ta prasme, augalas šitoj vietoj užsitraukia nauja žievė. Iš visų pusių. Iš čia eina pabiškiai į viršų, iš čia eina į šitą pusę. Žodžiu, kai viskas gerai, tai maždaug apie nuo 0,5 cm iki 2 cm per metus, per sezoną jisai užsitraukia. Reiškia, mes jeigu čia dabar pamatuotumėm suliniuoti, čia būtų 12 cm, reiškia, rudenį ateisim, jau čia bus tik tai 10 cm. Grubiai sakant, mano prognozė, kad kai ateisim prie šito medžio už 10 metų, čia net nebus žymės, mes tada nesuprasim, kad šitoje vietoje buvo nupjauta pusė medžio ir atrodys, kad kaip gražiai čia tas medis įsikreivinęs, o realiai čia yra pusė medžio išpjauta. Tai vienu žodžiu, ir čia nieko netepta. Tepimas dažais, sodo tepalu ar dar kažko nieko gero neduoda. Jeigu užtepsi sodo tepalu, asmeniškai iš savo patirties galiu pasakyti, kad po nuvalius tą sodo tepalą už metų arba už 2, ten tikrai bus puvinys įsimetęs. Vadaleiskim dabar pasižiūrėjus į šitą medį. Čia jis atrodo sausas, viskas jam tvarkoja. Jeigu mes čia būtumėm užtepę sodo tepalo storiau, manau, kad nebūtų taip gerai, kaip dabar čia užaugus nauja žievė. Tai žodžiu, patarimas toks, kad šaką nupjovė, nieko netepi, nieko nedarai. Kas čia, sakai, kerpės?
kerpės, būna žmonės kartais klausia, ką daryti, mano obelį užpuolė kerpės, jis neduoda vaisių ar panašių kažkokių tokių visokių klausimų. Tai žodžiu, nei kerpės, nei samanos tikrai vaisiam įtakos neturi. Jeigu yra ant medžio kamieno užaugusios kerpės, tai tik tai rodo, kad mes turim gryną orą. Tai reiškia, mes tada dar galim mėgautis, kad mes gyvenam kaip ir sveikai. Žodžiu, džiaugiamės, nieko nedarom, jų nenuiminėjom. Aišku, jeigu kažkam yra negražu, tai tada gali paimti ir su pirščiukais po truputį nukrapštyti. Bet visumoje reikia jas įsižiūrėti, kiekvienas turi savo išvaizdą, kiekviena kerpė, tai yra nuostabus vaizdas. Žodžiu, mėgaukitės. Gerai, ir paklausiu vis tiek apie vėžinius susirgimus, tos obels, kas, aišku, mėgautis jau nėra kuo, bet ką tada daryti? Mes šiuo atveju neturim tokio pavyzdžio, kad galėtumėm parodyti, bet tikrai daug kas su tuo susiduria. Jeigu, pavyzdžiui, sakykime, ant šakos yra tas vėžys vadinamas įsimetęs, tai reikėtų tą visą šaką galima būtų nupjauti. Bet kitą kartą tas vėžys galėtų būti ant pagrindinio kamieno. Tai tada, jeigu nupjauti šitą šaką, tai reiškia, nieko nelieka. Tada reikėtų iškrapštyti viską iki kietos medienos. Ir tikėtis, kad medis bus stiprus, kaip šitoj vietoj buvo nupjauta šita šaka, ir jisai užaugs toj vietoj, susilies, nauja žievė susilies toj vietoj, tai praktiškai ir medis išgyvens. Gerai, tai Leonardai, paskutinis klausimas. Tai kada iš tikrųjų reikia genėti obelis? Į Lietuvoje įprasta, kad obelis genim pavasarį. Realiai tai manyčiau, kad praktiškai gali genėti tada, kada tau yra laiko, arba kada tu turi noro, arba kada galbūt tau kas nors padeda, arba, žodžiu, aišku, negali genėti tada, kaip vaisiai užsimezgia, tai tada reiktų palaukti, kol jie užderės, tada nuskynė vaisius ir tada nupjovai šakas, kurios nereikalinga. Žodžiu, manau, kad genėti gali kada nori. Tai ačiū tau, Leonardai, ačiū tau, kad padėjai šitą obelį tvarkyti. Tikiuosi, buvo naudinga, jeigu taip, tai spauskit nykščius į viršų. Ir žiūrėkite visą seriją mūsų video apie genėjimų, kurį mes jau esame paruošę ir manau, kad pildysime ir daugiau. Tiesiog Geltono karučio YouTube kanale jūs rasite, prenumeruokite ir pasižiūrėsite ir daugiau savo patarimų. Jeigu turite dar kažkokių klausimų, tai drąsiai čia komentuokite apačioje. Na ir kągi, jeigu reikės Leonardo pagalbos, pasižiūrėkite Akademijos arboristų svetainėje. O su manim, Lina, susitiksite apželdinimo kursuose Geltonas karutis arba mūsų svetainėje. Tai ką, ate? viso.